paėmė viršų ir finalas gavosi toks, kad Klaipėdos Kuršius galima pasveikinti. Valtreks nenorėjo taip lengvai atiduoti tos pergalės, bet tenka dabar jau sveikinti varžovus ir mes galime pasveikinti Klaipėdos Kuršius. Jie laimi ne tik šį etapą, jie laimi apskritai pirmąją vietą, susumavus abu etapus paplūdimio regbio top lygoje. Kiek esi patenkintas, kaip komanda pasitempė ir pirmajame etape, įtraukiant vasario 3 ir šiandien, kai jau galiausiai laimėjot ne tik bendrai, bet ir šį etapą? Na, manau, rezultatas pasako už save, kaip treneriui tapti čempionu yra viso sunkaus darbo įvertinimas, reiškia, judame gerą linkme, labai akcentavom daug į gynybą, mes žiūrėjom, darydom ir analizės po kiekvieno turo, kiek čia mes padarėm 2, gal tik šią savaitę darėm 2 analizės ir praeitą vieną akcentavom, kur mūsų stipriosios vietos, kur silpnosios, matėm, kad kamuolio kontrolė pas mus labai prasta, 10 sekundžių prarandam kamuolį, tai susidarėm, kad laikysim tiesiog kamuolio gynybų, mes pamatėm, kad labai sunku mus pramušti. Kas mus vedė, tai baudos ir geltonos kortelės. Tai mes labai akcentavom į discipliną, treniruotės, jeigu kažkas prasižengdavo, gaudavo nuobaudas, tiesiog labai sureikšminau svarbą žaidtis disciplinuotai. Jeigu mus negali prakirsti arba sunkiai labai tai padaro kažkokia komanda, tai kodėl mes turime bauduotis, rinkti geltonas kortelės, jeigu mes tiesiog turim būti kantriais, apsiginti ir tada valdyti kamuolį. Tai va šiandien mes būtent taip pademonstravom. Mes kiekvienose varžybose gaudom po geltoną kortelę, tai didžiąją dalį visą laiką žaisdom 4. Šiandieną gavom 1 geltoną, tik kaip bebūtų, bet finale, kai buvo didžiausia įtampa, atžaidėm visą laiką 5. Tai va ta disciplina, kantrybė mus atvedė laiptelis po laiptelio per 3 metus pagaliau į pirmą vietą. Laimėti smagu, bet visada laimėti smagu, kai yra ir geri varžovai. Ar jautėt patys kaip komanda, kiek visos komandos yra apylygės ir pirmas etapas toks nenuspėjamas ir šiandien etapas toks nenuspėjamas, kur atrodo viskas galėjo pasisukti per vieną tašką į vieną ar kitą pusę? Tai žinokit, tai vyksta kiekvienam turnyre. Kiekvienam, ne tik šitam, bet ir praeitam, mes laimim per vieną tašką, kituose gaunam per vieną tašką, kituose sužaidžiam lygiai. Šiandieną pirmas prieš VRA sužaidžiam 1 tašku tik laimėjom, prieš Geležinį gal tik 2. Visą laiką labai smėlio regbis tom ir yra, kad tu labai turi disciplinuoti, žaisti geltoną, viskas. Tai šiandieną taip, kiekvienas varžybas akcentavom laiptelis po laiptelio ir kiekvienas varžybas yra kaip finalas. Tai labai tai daug akcentavom, kad šiandienas labai lems va čia daugas. Kai Vairas tapo aišku, jog nepateko tarp 4 geriausių komandų ir prasidėjo tie įvairūs skaičiavimai, daug skaičiavot, ar palikot viską, kad laimim ir tada žiūrėsim? Mes turime matematikos mokytoją komandai, tai be skaičiavimų einam nei vienoj treniruotėj. Tai jo, buvo paskaičiuota, bet kai mes žinom, kad kaip ir čempionai, tai labai neakcentavome, sakom, nesam dar laimėję niekada finale. Ir dar būtent namų arenoje, kai žiūrovai žiūri, tai sakėm, kad čia yra mums dar svarbiau negu tas čempiono titulas, mes norim ir laimėti finale būtinai, nes tapti čempionų pralošus finale, tai ne taip saldu. Tu tampi čempionu, bet tu nelaimėjai finale, tai kur iš tikrųjų komanda geresnė. Tai dabar mes viską padėjom taškus, niekam nekyla turbūt klausimų. Mes atidam viską, o daugiau žiūrėsim, kaip bus toliau. Mūsų laukia antrasis ir finalinis paplūdimio regbio top lygos etapas, kaip ir pirmasis startavo antroji dvikova ir Klaipėdos Kuršiai. Šio etapo, kaip ir pirmo etapo šeimininkai, Kuršiai galima paminėti, jog turi šiandien ir Joną Mikalčių, kuris pirmajame etape buvo šalia. Ten A grupėje gali būti reikalų, o Kuršiai šioje grupėje pelno 3 tašką ir bet čia tiesiog klaida gynyboje ir 3-1 komandos ir pergalės iškovojo VRA 3 kartus Kuršiai. Ir dar vienas taškas. Kol kas taip palyginus pakankamai ramiai klostosi ši dvikova, bet kontroliuoti ir išlaikyti tą, sakykime, išlaikyti kamuolį savo rankos. 1 taškas skiria komandas, bet dabar Robertas Petrošius. Vėlgi iš Kuršių pusės tos neišprovokuotos klaidos gali dažnai nulemti rungtynių baigti, čia tiesiog
Kauno komandai, tai suteiktų pakankamai geras galimybės patekti į kitą etapą. Ir tai yra šansas Ąžuolui. Ir tą šansą jie greitai... Ir Ąžuolas veržėsi į priekį dar kartą. Paplūdimio regbio top lygų. Na, čia Tautvydo Mažylio praėjusiais metais galutinėje rikiuotėje Kuršiai buvo 3, Geležinis Vilkas 4. Po to sėkmingo epizodo iškart vyko pasikeitimai. Kuršiai neilgai trukus lygina rezultatą. Apie Geležinį Vilko komandoje abu treneriai rungtyniauja, tai manau jų buvimas aikštėje artėja prie pabaigos pirmas kėlinys Slumo. Bet gero lygio žaidėjo savo amžiuje, regbio 7 rinktinėje 18 metų tikrai gebėjo rasti atsakymą 3-3. Jonas Mikalčius prasprūsta ir laimėjo jie pirmasis rungtynės, dabar taip pat pirmauja, nors Dovydas Taujanskas viską pelnydama žeminimą ir išsiverždama į priekį, kas ir yra atliekama. Na ir čia Karolis Kivilis tiesiog tvirtina labai sunku nuspėti nugalėtą. Ir Baltraks, tas geriausias žaidėjas, tai tikrai jam daug kas viskas prieš akis. Gana greitai rezultatą. Vytaras Bloškys grožėjo verpstė suktų. Vairas supranta, kad jiems reikalinga čia pergalė. Na ir Vairas bent jau sėkmingai geba užbaigti kėlinuką. Atliekų sprendimą. Ir Baltraks pradžiai pats rezultatas, bet manau tas principas. Baltrakso pliusas, kad jie pranašumą buvo susikūrę, dabar jis tirpsta. Ir panašu bus dedamas galutinis taškas. Pianskas ir Vilniaus Geležinis. Vilkas dabar siekia išsiveržti į priekį. Čia ir iš karto atsakymas. Ir kaip džiaugiasi po to Julius, jo žeminimas ir arti to, kad pelnytų žeminimą. Ir tą padaro, pasinaudoja. Ir Vilniaus Geležinis Vilkas didino pranašumą. Čia labai greitas. Dovydas Taujanskas ir 5-1 ir sėkmingiau pradeda viską šiame kėlinyje. Vynas Marcinkus į kraštą ir kol kas didžiausia persvara pasibaigusios rungtynės, bet ten matėme, kad vyko. Dabar žeminimo pelno ir Leonas Vasaris 4 taškų deficito, dabar skirtumas buvo sumažėjęs iki 2. Jeigu niekas kardinaliai čia nepasibaigs, dar viskas gali pasikeisti, jėgų galbūt nėra tiek daug. Persvara iki 2 žeminimų. Ervidas Bakutis 8-5. Na, įtampos tikrai netrūksta ir po varžybų visos komandos patekusios į ketvirtą dabar tikrai skaičiavo. Geležinis Vilkas prieš tai sugebėjo išlyginti rezultatą, o dabar ir išsiveržė į priekį. Matom, kad šiandien atsivežta sudėtis leido jam išeiti į pusfinalius ir dabar matom Vytaro Bloško tašką. Arnas Prielaidas, geras jo perdamas, Žanas ir Baltraks išsiveržė į priekį.
kartą šios dvi komandos. Aišku, šiandien kažkiek sudėtis yra pasikeitusios. Dabar Klaipėdos Kuršiai pelno pirmąjį žeminimą ir Ąžuolo komandos atsakymas. Ir atrodo pelnomo žeminimas. Kuršio atsakymas. Jonas Vitkauskis. Dar vienas jo žeminimas Sikimą. Kelios akimirkos prieš norėjau paminėti, kad Kuršiai šio etapo metu dar nebuvo gavę nei vienos kortelės. Ąžuolas va taip pradeda antrą kėlinį. Dar galbūt skaičiuoti labai ir nereikia, bet apie laiką galvoti ir apie galimybės artėti prie varžovų jau reikėtų ir tą daro. Gynyba atkovotas kamuolys. Ir tai leidžia dar vieno žeminimo atlikti. Dabar galimybė Pauliui. Čia mažina skirtumą ir vairas sudėtingoje grupėje po atkaklios kovos, bet galiausiai liko trečias, kuomet dar tai nėra oficialu, galbūt dar taip nedrįstų, nes vairas pirmą etapą laimėjo, bet problema jiems, kad šiame etape jie gali būti 5. tai reiškia, galima jau dabar sveikinti Kuršius su pirmu čempionų titulu. Na, dar Kuršiai taip nesidžiaugia, galbūt patys. Vairas pro bro. Galbūt net ir kiek nelauktai, ta kova dėl 5 vietos tapo netgi dar šiek tiek įdomesnė, negu galbūt buvo galima tikėtis. Alas vis svarbiausias šio etapo kovos. Jau sužaidė savo trečiasis rungtynės, laukia dar 4, o Šiaulių vairas po truputį įtvirtina savo persvarą. Dar vienas žeminimas. Dar viena Šiaulių komandos ataka ir vėlgi jog yra 6. Nu, dar viena aiški pozicija yra Domas Darevskis. Pelno pirmąjį Ąžuolo komandos žeminimą, kėlinio artėjant prie pabaigos. Ir šiaip ne tai Paulius Sugintas sugeba pelnyti žeminimą. Sistemos, bet daugelis jau kaip ir sveikina, neoficialiai, bet sveikina Kuršius su čempionu. Galbūt teko ir matyti iš arčiau tą konfliktą. Teko trumpai su juo pačiu pabendrauti, jis tiesiog numojo rankai tą situaciją, sakė, kad didelių priešų nematome, bet kova atkakli. Tarp Ąžuolo ir Geležinio Vilko. Na, kaip jis ruošiasi, kaip jam sekasi išlaikyti tokią formą, tai Dovydas sakė, kai Tauvydas Krasauskas davė kovą visiems ir dabar su Geležiniu Vilku kovojant taip pat Ąžuolas kovoja. Visi jau žiūrovai kaupėsi, ruošiasi finalui, kuris laukia šį kartą po šių rungtynių. Paulius Sugintas. Vilkas pirmame etape 8 taškus iškovojo, jeigu dabar pralaimės, tai liks su 12.